Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švęsk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik už 49 litus visą sutarties terminą. Baltikum, visa kraitė dovanų. Auksas spalvė dorada, aštradantį lydeko, o gal slidus ungurys? Būk, kuo nori būti. Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas tik už 29 litus per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus, kur bepasuktum Lietuvoje ar užsienyje. Baltikum. Laidą Reidas pristato uždaroji akcinė bendrovė Europola. Šiandien pamatysite pirmąją Reido trilogijos dalį. Kas žino, tas žino, o kas nežino, paaiškinsime, kad trilogija yra mūsų nusivažiavimai ir nusišnekėjimai 2014 metais. Ir šiandien vietoj anonso Klaipėdos kelių policijos biuro šefo Ramūno Šideikio sveikinimo žodis. Tai visiems eismo dalyviams norėčiau palinkėti medinės ožkos metais, kad branginkit kiekvieną akimirką, nes jį daugiau gali nebesugrįžti, branginkit kiekvieną šalia esantį savo artimą žmogų, nes jis gali bet kada išeiti, ir brangite savo prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Ateinančiais metais dar kartą linkiu visiems sėkmingų kelionių. Vieną pirmadienio popietę, kai publika po savaitgalio turėtų būti blaiva, Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad kelyje iš tarptautinės perkėlos į miestą įvyko avarija, yra sužeistų žmonių. Greitai kas iškvietė? Gal policija? Supratau, žodžiu, galėjo būti ir sužeistų šičia, ne? O tai varavo tas pilietis, va šitas va? Pietras. Tai striukė šitas. Supratau. Pranešusieji žmonės teigia, kad avariją sukėlęs vairuotojas yra visiškai girtas. Kol pilietis papūsė alkotesterį, tuo galite įsitikinti patys. Jūs vairavot? Supratau. Supratau. Žiūrim, ką turim. Taigi kelio vingyje nesuvaldytas automobilis Volkswagen Bora nuvažiavo į priešingą eismo pusę, užkabino kelkraštį, buvo sviestas į mišką kitoje kelio pusėje. Čia automobilis surado pjedestalą su paminkliniu akmeniu, ant kurio iškaltas Klaipėdos herbas ir skaičiai 2002. Akmuo nuo avarijos vietos nuskrido 15 metrų, o Bora nukirtusi 4 pušis pavirto ant šono. Jisai nukirto akmenį, va tai šičia, pasižiūrėk, va tai šičia ir tas akmuo nulėkė va ten va. Mašinoje buvo 4 žmonės, tik atvykus pareigūnams 2 vyriškiai pabėgo geležinkelio bėgiais, o vairuotojas Raimondas pradėjo glėbesčiuoti policininkus, teigdamas, kad dar visai neseniai jis buvęs vienas iš jų. Kai tie nepatikėjo, jis aplinkinius išvadino lavonais. Galiausiai Raimondo nepagarba aplinkiniams įkyrėjo įvykį tyrintiems pareigūnams. Jam buvo uždėti antrankiai ir jis pasodintas į policijos automobilį. Įdant išdykėlis būtų nuvežtas į komisariatą dėl asmenybės nustatymo ir kitų procedūrų atlikimo, kurios būtinos, kai girtas su mašina atsidūrė miške ir iš vietos išverti riboženklį, kuris buvo pastatytas 750 metų Klaipėdos miesto įkūrimo proga. Mes pažįstami nesam, sakykite? Pūzgišė. Ne, aš tik paklausiu. Pūzgišė. Nes jūs sakėt, Vačiakauskai, Pūzgišė. Lavonė. Eik. Kartu su Raimondu į policiją užsimanė važiuoti ir neblaivė automobilio savininkė Rasa. Moteriškė labai norėjo sužinoti, ką policininkai darys jos vyriškiui. Rasai nustatytas lengvas girtumas. 1, 2, 3. Čia jos promilis. Ji buvo paslaptingai nusiteikusi ir rūkydama dainavo Rasa, Rasa, 2 matrasa. Neaišku, ar prablaivėjus Rasai iš jos veido nedings šypsena. Mat Raimondas antrą kartą per metus pakliūva girtas. Iš jo vairuotojo pažymėjimas atimtas, o Rasai priklausantis automobilis bus konfiskuotas. Raimondui policijos komisariate bus nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,22 promilės alkoholio. Jis sakė, kad yra žiauru, kai savi formina savus. Ir tai dar ne viskas, už nulaužtas pušeles aplinkosaugininkai priskaičiavo 5-ženklę pinigų sumą, ar tik ne 13 000 litų. Taigi, šiais laikais labiau apsimoka įkliūti vairuojant girtam, negu laužyti pušeles. Lavonė. Eikit.
Vieną gražią sekmadienio popietę kelyje Jakai-Dovilai po kelią vinguriavo automobilis Mitsubishi Charizma. Vienas viešojo eismo dalyvis neapsikentė su tokiu kolegos elgesiu, jį sustabdė ir užvedė kalbas apie bites, orą ir puikią žiemą, kol atvažiuos policija. Ir kągi mes išgirdome? Ką? Garbėjai Kristui, ponė! Labas, kas, žinai, iš viso, žinai, ar tu netgi buvai šitame? Kur? Pirmą eimą, kas iš masutajam, kas iš viso. O, ką mes kalbam čia? Nebuvai, kas iš viso. Jėmė, kas iš Maskvos, iš viso, kas, žinai. Apie ką jūs šnekat? Apie Šventasis tėvė. Apie viskas. Bet jūs toks prigeręs ir važiavo tokią gražią dieną link Klaipėdos? Aš nevažiuoju. Ai, nevažiuojate. Jūs ėjot pro šalį. Matkas, -10 ėjot pro šalį ir jūsų mašina čia atsidūrė, taip? Mitsubishi Charizma. gerai, kas, žinai, iš viso. Kaip sakėt? Aš buvau, kas, žinai, savo laiku, žinai, kas, žinai. Kuom buvo savo laiku? Kuom? Tas dalykas, kai... Kolūkio pirmininkas buvo. Gerai, kas, žinai. 72 metų Juozas važiavo su mergina namo iš Dovilų. Nebetoli buvo likę iki Kiškėnų, bet kad labai jau vinguriuota po kelią. Nors pūstas tik lengvas girtumas, tačiau net su dievais nesusišnekėtų Juozas. Juozai! Kalbėsiu. Kalbėsit? Kalbėsiu. Juozai, kur prisisprogote, sakykite, prašau, mielas ponė. Aš negeriu, kas sakė. Jūs negeriat? Man, kaip sakė, nepaložinai gerti, kas sakė. Nu, žinau, kad tu paiksluoji. Nu. Greičiau kalbam, nes gali pareigūnai sušaut gali. Tas buvo, kas. Kur jūs čia prisigėrėt su dama savo? Aš niekada iš viso negeriu. Jūs negeriat? Nu, kada buvo, tai... Ir 1,14 yra ne jūsų girtumas? Ne. Ne jūsų. Aš esu, kas, žinai, užaugęs, kas žinai. Gerai, kas žinai. A šalta? Gerai, man šiltai. Gerai, Juozai. Žinai, gerai, kas žinai. Gerai, viso gero, Juozai, laikykitės. Tvirtybės jums, tvirtybės. Ir daugiau išgerti. Valstybė, žinokit, laukia iš jūsų pinigų. Aš esu Sibirėj užaugęs. Nu, pat 5 metų. Tai jums aš esu nešalta. praėjęs, kas aš žinai, šis, kas aš. O dabar čia... Supratau. Na, jūs reikės pinigų valstybei, gal kokio 1000 kito. Tai dar gerai, kad neatsirado nukentėjusiųjų, kuriems per šonus pravažiavai. Girta avarija kainuoja brangiau. Jau girdžiu, kaip kalas snargliai, kad genys Katrasis skundė Juozapą policijai, nedraugiškas. Ale baikit, va kitas siužetas bus apie draugystę. Tikrą draugystę. Antrą gražaus rudens šeštadienį Klaipėdos rajone Sodų bendrijoje Gulbė nuo kelio nuvirto automobilis Audi. Taip pat pranešėjas policijai teigė, kad mašiną iš griovio bando iškasti 2 girti piliečiai. Tačiau atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad vienas girtas, kitas nelabai. Tas, kur vairavo, tai yra nelabai. O kaip išėjo viskas dabar čia? Iš kiemo išvažiavau. Aš matau, kad išvažiavote iš kiemo pagal vėžį. Mašina važiavo, galvoju, pasuksiu čia truputį, kaip pradėjo slyst mašiną. Aš geras esu šiek tiek. Ne, tikrinau viską man. Gerai viskas. O ponas? Jis nevairavo, iš čia kasą. Šiaip atėjo. Aš įrankius atvežiau, perforatorių, nu jis čia dirbo. Supratau. O pasdirbau miestą, skubėjau. Netrukus mums nuo alkoholio blaivus vairuotojas techniškai paaiškino, kodėl atsidūrė griovyje. Čia žiūrėkit, kas čia dedas, iškart vanduo, aš galvojau, kad čia, nu kaip, krūmai. Supratau. Bet tai kokiu greičiu reikia iš kiemo išvažiuoti, aš nesuprantu. Labai lėtai važiavau. Ir iškart sumėtė? Nesumėtė manęs. Važiavau, va taip, truputį lenkiau. Nu tai aš matau pagal vėžės, va tam buvot kieme. Išvažiuoti iš kiemo ir štaiga čia sumėtų ir atsidūrėt griovyje. Aš nesuprantu. Greičio, negaliu greičio važiuoti, nes pas manęs lūžus mašina įtempėjęs trūkės yra. Supratau. Nu, seniai vairuojat? 20 metų. 20 metų? Nu, kažkur nebežinau. Supratau. Bet gal nefilmuok, tai čia nieko nėra. Nu, keista istorija, vis tiek, nu ką, žinau dabar. Nu, keista istorija, išvažiuoju iš kiemo ir tiesiai griovį važiuoju. Tai vėžės tokios didelės, o čia buvo atvažiavęs šeimininkas, kodėl išvažiavo čia. Čia važinėtų mašinų pilną. Supratau. Tai štai, na kaip žmonės pamato štai tokį vaizdą, keistą pilietį su kirviu, kitą pilietį su kastuvu, tai ir skambina policijai, kad 2 girti apie mašiną vaikšto griovyje. O čia šeštadienis girtas gali būti? Aš girtas. Ne. Ne girtas, bet su kirviu taip atrodai, taip baugiai atrodai. Anglijoje negalim kirvio laikyti. Va, rimtai? Niekur negalim. Metro niekur, net skalperiuko negalim laikyti. Nežinojau. Anglijai. Ne, paslėp. Neši paslėpt, gerai, neš paslėpt. Aš kai dirbau, tai tie natūralūs tie anglai. Aha. Kiriai pamatė, kad mes tos tašiukus tašom. Aha. Jie žiūri.
sako, yra plastikiniai keliukai. Nu, gal čia turi, neturi, ne. Nu, o tu pats Anglijoje esi dirbęs? Daug metų. Nu. Ir įtartinai, kad jie statybos, nu, saitas skaito statybos, turiu ten tą visą išlaikęs CS kortelės. Ir žiūri, kad kirvis įrankis, kaip ir oblius paprastas. Du piliečiai, vienas girtas, o kitas pasirodo apsėdęs psichiką veikiančiamis medžiagomis. Policininkai vairuotoją nuvežė į ligoninę. Medikų išvada buvo negailestinga. Šio piliečio organizme rasta psichiką veikiančių medžiagų, benzodiazepino ir opiatų. Vairuoti jis negali, byla iškeliavo į teismą. Kartu rodysi. Priplaukęs, kur? Ne, tai kas čia priplaukęs? Čia aš priplaukęs. Kokie raišteliai tavo gražus? Žiūrėk, ir raišteliai kokie tavo gražus? Aš žinau, aš matau lemputę, kaip jinai mygsi, kaip jinai... Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švęsk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik už 49 litus visą sutarties terminą. Baltikum, visa kraitė dovanų. Auksaspalvė dorada, aštriakanti lydeka, o gal slidus ungurys? Būk, kuo nori būti. Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas tik už 29 litus per mėnesį ir 100 megabitų visiems. Į visus tinklus, kur be pasuktum Lietuvoje ar užsienyje. Baltikum. Nepraėjo ne 6 dienos po paskutinės avarijos, kai Klaipėdoje buvo bandyta taranuoti remontui uždarytą Pilies tiltą, kai vėl įvyko panašus incidentas ir vairuotojas palikęs mašiną ketino nesėkmingai pabėgti. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį prieš vidurnaktį į remontuojamą Pilies tilto apsauginius betoninius atitvarus sudužo taksi automobilis. Taksi automobilis atlėkė tiesiai naująją uosto gatve ir prieš pats atsitrenkiant dar jį bandyta stabdyti, tačiau Mercedes vis tiek ištiško atitvarus. Pasak liudininkų išlipęs vairuotojas iš bagažinės pasimė 2 plasmasinius butelius kažkokio gėralo ir nukiūtino nuo įvykio vietos šalin. Avariją matę žmonės išskyrė vieną labai ryškią vairuotojo aprangos detalę. Jis avėjo žydros spalvos sportiniais bateliais. Maždaug už pusantro kilometro naujo uosto ir Daukanto gatvių sankryžoje kelių policijos patruliai pamatė, kad panašiai apibūdintas pilietis bando sėsti į automobilį Volkswagen Passat, tačiau buvo sulaikytas ir parvežtas prie savo automobilio. Kas čia, oi, dar tu rodysi? Priplaukęs, kur? Ne, tai kas čia priplaukęs? Čia aš priplaukęs. Palauk, čia aš jau atitvarus įvažiavau į blokus. Galiu nueit pasiimti degtukai, yra bardačiokė. Tuoj, pasipūsiu. Kokį pūsti? Jau užteko, 3-7-8 vieną kartą. Čia, taip. Noriu pūsti. Tai nepūsti teks ligoninti. Tik čia. Ir filmuoja. Strauda, strauda. Ką išsitraučiu, lemba. Prarūrinsiu keliom metam. Trečią kartą, kelintą kartą būsiu prarūrinęs. Tas darantyso pasaulyje. 5 sekundės būčiau. 279. Nieko nepavarėjai. 279. Teisės prarūrinęs. Taksi vairuotojui Giedriui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,73 promilės alkoholio. Tai kelių policijai žinomas veikėjas. 2 kartus jau buvo pragėręs vairuotojo pažymėjimą, pragers ir dabar. Jeigu tikėti Giedriumi, tai jis šį taksi automobilį išsinuomojo neseniai, galvojo imsis proto, uždirbs pinigų, bus geras. Tačiau gerumas paskendo promilės. Ta pačia diena, darbininkų ir liaudės diena, Senvario žiede niekadėjai kliudė automobilį Hyundai, kuriuo važiavo 2 mergaitės ir pabėgo. Ko gero, anų girtų būta, kad taip negražiai pasielgė, o ir merginos neslėpė, kad bėglių ekipažas bus ėmęs. Fui, kaip šlykščiai. Nu, ir ką su juo pakalbėjot? Nekalbėjom, jisai nuvažiavo. Jisai nuvažiavo, bet dabar buvo atėjęs. Jisai buvo pats atėjęs, pats buvo atėjęs. Pats atėjęs pasiūlyti pagalbos. Jisai girtas?
Manau, kad taip, nesuvokė. Ne, visiškai girtas, ten keturiese jie buvo. Viena moteris jauna ir tas vairuotojas trumpom rankovėm ir dar vienas. Nes aš sėdėdama čia šalia mačiau, kas vairuoja. Ir būtent jie. Tai tas vaikinas būtent vairavo. Ai, vyras, vyriškis. Pagal valstybinius numerius automobilis buvo rastas kitame miesto gale, Karlskronos gatvėje. Neblaivų jo naudotoją policijos pareigūnai išvertė iš lovos ir kadangi jis tam aktyviai priešinosi, ginčijosi, keikėsi, buvo atvežtas į kelių policiją ir prirakintas prie radiatoriaus dėl tolimesnių avarijos aplinkybių aiškinimosi. Gali filmuoti. Klausyk, labai gražus rašteliai tavo. Tavo rašteliai labai gražus, žinau, kaip ir mano. Nieko tokio. Bet aš mačiau, kad tavo, Žiūrėk, kodėl nuskriaudėjai merginas? Ką? Merginas kodėl nuskriaudėjai? Niekada gyvenime, moterį negali paliesti. Supratau, jūs Renault Space vairavote, taip? Aš? Taip. Vairavau prieš 5 dienos. Prieš 5 dienos? Prieš 5-6 dienos. Paskutinį kartą. Supratau. Kiek pripūtėte? Davė jau papustins pareigūną? Dar spėsiu. Dar spėsiu? Jo. Nešilt, nešalta? Ne, tokiai. Supratau. Jo. Tai turbūt toksai juokingas esate šiek tiek, nes jeigu pririšo per radiatorius, tai jau šiek tiek. Esu nusivylęs, kadangi aš žinau, kas vairavo, o mane paėmė. Supratau. Ne aš vairavau, tiesa. Bet jūsų Renault dalyvavo, taip? 262 skaičiai, taip? Mašina mano, taip. Aš nieko nesakau, bet paėmė mane. Labą dieną. Ar šitas merginas? Ko? Čia mano pusbrolis. Pusbrolis jūs? Čia pažįstami, nieko tokio, kas filmuoju. Nefilmuokit. Bet čia reklamuoji, kad tave. Aš negaliu į šoną nueiti. Gita. Dėl to. Kokie raišteliai tavo gražus? Ką? Žiūrėk, raišteliai kokie tavo gražus? Aš žinau, aš matau lemputę, kaip jinai mėgsi, kaip jinai... Vienu žodžiu, aš paskolinau, aš daviau, aš 5 dienas... Geriai dabar. 5. Oh my god, 5 dienas! Мы просто кладбище. O tai kas vairavo? Aš paskolinau Artiomui, tokiam pažįstamui. Artiomui? Jo, Artiomui. Artiomui iš Gargždų. Daviau, ne iš Gargždų, iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Jis nėra iš ten taip toliau. Supratau. Jo. Nu ką. Ir atsitiko toks dalykas. Man viskas, man aišku nepasakė. Žodžiu, istorija tokia, tau grąžino mašiną. Jo, man grąžino. O kur Artiomas dabar yra? Aš žinau. Tiek to, policija netrukus išsiaiškins, kas ten vairavo, kas ten miegojo, o kol kas pilietį teks parepuoti, pučiantį dūdą. Juk Klaipėda Dudorių miestas, net miesto meras Dudorius pučia dūdą, tad pirmin. Aš geriu, jas dabar važiuosiu, gesiu. Молодец. Bijau žiūrėti. Album. Ten. Daug. 5 dienas, nu žiūrėsim, kiek čia Eik, tu 5 dienas, 162, 5 dienas. Eik. Gerai. Nu ir pusbrolis jūsų. O, raištukai tavo gražus. Kaip ir mano raištukai, labai gražus. Aš tave myliu, aš tave gerbėjau. Bratka. Nu? Ką tau reikia? Ot ką tu nori žinoti? Dėl ko tu mane filmuoja? O tą pasakyk. Dėl to, kad tavo raštukai tokie pat gražus kaip ir mano, todėl ir filmuojame. Jeigu dėl to, tai aš... Tai kas padarė? Jisai nebuvo. Меня с кровати взяли, Jis nebuvo už vairo. Я вообще ничего не знаю. Kai kelių policija atvažiuos gražiosios merginos, jos patvirtins, kad bėglių automobilį vairavo ne šis asmuo, o kažkoks kitas draugas, kuris atėjo kitą rytą ir buvo jam supiltas protokolas už avariją, už pabėgimą iš jos ir už vairuotojo pažymėjimo neturėjimą. Tokia tad istorija. Nėra ko dalinti savo mašinų kažkokiam išmatymo pažįstamam daiktui, panašiam į Artiomą. Ir kitas siužetas apie seną klaipėdietį, lietuviškai nekalbantį, kuris girtas pasidarbavo Reikjaviko gatvėje. Taigi tą patį šeštadienį apie pusę 10 vakaro Klaipėdoje Reikjaviko gatvėje per eismo įvykį apdaužyti 3 automobiliai. Avarijos autoriui nustatytas vidutinis girtumas 2,43 promilės alkoholio. Jis bandė čia sukti ar ką jis bandė čia daryti? Jis bandė važiuoti.
Jūs važiuojate Reikjaviko gatve, va taip prisiglaudęs? Aš važiavau į priekį, matau, jis parvažiuoja, netgi be šviesų važiavo. Aš čia mirktelėjau, privažiavau ir čia žiūriu, kad jis baigė į mano pusę važiuoja, aš pradėjau stabdytis į mane ir įmainavo tiesiog taikiniu. Supratau. Ten stipriai esi apgadinai? Galinis bamperis sudaužytas. Taip. Supratau. Taip. Supratau. Ten toli kažkur? Ne, už posūkį prie pat... Prie parduotuvės? Jo, supratau. Prie kiosko. Supратau. Господин Алексей, пьяный вы, нет? Ну, так вот, после работы, чтобы так вот, напарника, давай, чтобы система у нас не ладится, что давай... Понял. Сколько выпили? Грамм 150. 150? Да. Taigi, nustebęs automobilio Opel Vectra vairuotojas Aleksėjus Žardininkų gatvėje iš pradžių trenkėsi į stovinčio automobilio Volkswagen Charan galą, užgesino savo automobilio šviesas ir nuvažiavo toliau. Pasukęs į Reikjaviko gatvę, jis už porą šimtų metrų išvažiavo priešingą eismo juostą ir trenkėsi į atvažiuojantį automobilį Ford Mondeo. Na, nebent mes taip supratome iš piliečio Aleksėjaus paaiškinimo. Paklausom dar kartelį. Jūs supratote taip pat? Я живу те и больше ветеранским всем системам. Я живу в своей республике, я гражданин Литвы. Очень хорошо. 64 metų Aleksėjaus automobilis papuoštas sportiniu galinės bagažinės spoileriu ir piktais žibintais išvežtas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Pats šeimininkas išvežtas blaivytis į policijos komisariatą. Kitą antradienį reidas vėl nebus šventinis, nes švenčių keliuose ir gatvėse nebūna. Kitą antradienį pamatysite antrąją reido trilogijos dalį. Kaip sekas? Abelį tu. Ir viskas? Čiuopi nori? Man? Ne. Nu, negaus, nes tau parmaž borna. Nekyk nuo sąmonų, tu užtik nuo sąmonų. Kokio lelio jūs galite filmuoti mane? Ką? Apgirti, pastrauk. Patrauk tą kamerą. Laidą Reidas pristatė uždaroji akcinė bendrovė Europolą.